Kaip greit prabėgo savaitė ir mes vėl su jumis sveikinamės. Dabar trumpai apžvelkime, ką nuveikėme praėjusį kartą. Bandėme iškopti teritoriją nuo visur besimėtančios medienos. Pjovėme, krovėme ir mums beveik pavyko. Na, o vėliau persikėlėme prie upelio. O ten darėme tai, ką darome dažniausiai. Tvarkėmės. Pavyko vieną iš 2 ten esančių šiukšlynus tvarkyti iki galo. Na, o kitą pradėti. Štai tokia buvo mūsų praėjusi serija. Na, o dabar keliamės į naują ir dirbam. Yra žiauriai gera diena. O kodėl? Dėl to, nes pradės darbai judėti. Žodžiu, nuvažiavom šiandien užsisakyti smėlio, žvyro ir dolomitą berods. Ramūns geriau žino. Bet jo, tai viskas bus į namelį čia ir mūsų keliai. Nu, įvažiavome į sklypą. Tai žiauriai džiaugiamės. Ir dar prisipirkom įvairiausių dalykų, tai va. Neturėjom normalaus grėblio, dar vandens pompytę. Bandysim šiandien pripompuoti jau bačką. Dar niekada neapžiūrėjom mūsų šulinę. Tai mūsų šulinys čia nėra kažkoks labai gilus. Tai geras šulinys, tai parodo. Tai taip pat ir čia. Net nežinau, kad kibirą turim. Aš ir nežinau. Ne, normaliai tą vandenį. Iki pirmą rinkinį. Bet jis kaip nučiuožęs čia yra. Tai žodžiu, viens rentinys tėra. Aš noriu įdėti varikliuką, bet ne taip giliai, kad pradėtų atsitraukti žvyrą. Kad biškai būtų pakilęs. Aha. Ir jeigu tu man padėsi pajungti viską. Kaip aš tau galėčiau padėti? Eina prie bačkos. Gerai, ant to varikliuką uždėk tą šlangą. Pažiūrėsiu, kaip dirbės. Ant pekingą, ne? Taip, ant boksing. Gerai. Turime čekį. Įtiek ten jo. Jeigu jums įdomu, kiek išleidžiam pinigų ant visų tokių dalykų, ką padaryti? Na, apskritai, jeigu įdomu, kiek išleidžiam. Dėkit laikus tada. Ne laikus, o pakomentuokit. Taip. Bet nežinau, kaip čia skaičiuoti, ar su įrankiais, ar be įrankių, ar su įranga. Ar viską, ką išleidžiam, ar, pavyzdžiui, įdomu, kiek kitais, ta prasme, nežinau, statybom išleisim. Jo, tai, pakomentuokit, ar įdomu ar ne. Nes jeigu įdomu, tai tikrai surašysim, kiek kas kainavo ir galėsim pliusuoti tą sumą. Jo, o dabar pekingą. Mums jos reikės ir labai reikės, nes mes kitokio vandens čia dabar šiuo momentu neturim. Tik tai šulinį arba upelį. Ir labai šiaip knedėja pažiūrėti, per kiek laiką galėtumėm išpumpuoti šulinį. Dabar šlangą uždėk, paskui užsuksim. Bet tai bus nepatogu užsukti, jeigu. Bus patogu. Pala. Žiedutą uždėk pirmą. Dabar kitą šlangą. Kitą jungti. Kai pirkom šlangas, sakė mums, kad neveiks. Nes šlanga skirtingų matmenų. Jo, kad turėtų tiek šita, tiek ta, kuri jungsis prie sirbliuką, turėtų būti 25 milimetrų. Vienodą diametrą. Mes sakėm, kad kaime sueis. Tai va, jeigu neveiks, tai sakė neverkti, nesiskūsti. O kodėl šiandien norim leisti vandenį, tai norim praplauti šitą.
Nors čia maistinis yra jisai naudotojai, neįpirkai. Jo, tai jisai yra maistinis, bet vis tiek galvojam biškį. Kiek aš mokėjau 75 pinigus berods. Jo, 75. To vandenėlę reikės, nu kam reikės, ir betonuojant reikės, ir stogą, kai ardysim reikės. Stogą? Dėl to nes šiferį reikia sulaistyti. Taip, po lietaus tu. Jis labai kreinčių. Ten va, kur tvarkiam, tai sulaistyti, kad nedulkėtų? Jo. Jis turėtų būti, nu, to prasme, ne toks ten šlapias, bet drėgnas. Nu, supranti. Suprantu, bet jau nieks taip nedarė. Mes stengiamės daryti taip viską, kaip reikia. Nu, ten pirmuosius kartus mes realiai aš taip, pavyzdžiui, net nežinau, kaip tas asbestinis šiferis atrodo. Taip pusė Lietuvos buvo tokia. Nu, bet aš nežinau, ta prasme, aš nežinau, nes aš niekada su juo nebuvau susidūrusi. Nu, aš matau ten stogus kažkur mieste, kaime, dar kažkas, bet, nu, iš kur man žinot, kad jisai asbestinis ar ne. Jo, tai va, tai situacijos, tai yra, su to šiferiu yra taip, kad, nu, ne visi greičiausiai ir žmonės skirtai žino, jeigu nesusidūrė. Nes pasirodo ir vamzdžių yra asbestinių ir, nu... Tai mes čia turim vieną vamzdį. Ten irgi yra asbestinis? Taip. Ir ta plokštė didelė. Nu gerai, tai vat ne visi žino tokius dalykus, aišku dabar jau aš žinau, dabar. Nu tai viskas, ne viską nebešneku. Tai gerai, reikia ištiesti šlangą. Ką žinau, leisk kapulį pakelti. Matai, jisai dabar turi prisipurkuliuoti. Taip. Pul. Tai dažinau leisk. Nuleidai? Jo, viskas, dugna. Tai gerai. Tai biškį prikelti gal. Kodėl Ramūnai tokią būtent šlangą pirkom? Nes tokia maunasi ant tuo. Ne, aš kalbu apie žalę. Žalę? Kodėl žalę šlangą pirkom? Ai, kad nesimatytų, nešviestų iš toli. Man biškį kitokia patiko, bet... Geltona tau? Jo, man geltona patiko. Nu, tai galėsi kitas iki geltoną pasimti. Bet lemba, jį tokia pigi. Nu, žinok, jo, geriau atrodys supakuot. Tai gerai, aš pajungiau dabar. Bėga. O dabar pažvelkim, kas vyksta mūsų bačkoj. Ką kitką einam daryti? Turim nuskarpyti šakas. Ne šakas, o krūmus. Vakar pradėjau genėti, galvojau dar kiek išeis išsaugoti. Ta prasme, kur nebus keliuką. Bet visi tie krūmukai yra perdžiūvę. Sakau, apkarpysiu, tai ta prasme, tam krūmai net jokių žirklių nereik, nes šakas tiesiog, va taip va, paėmi ir lūžta. Bėga kaip pašėlės. Darbų turim belė kiek. Kadangi biškį nusprendėm perkelti namelį su tais antrais koliukais, toliau naglės, kad nebirėtų, kad užgriūs ar bijom ar nebijom. Nebijom. Tai va, reikia šitas pašalinti. Čia sukrovi Ramūns trikampių malkas, piramidę pastatė. Tai reikia va šitos visus rastus gerus ir blogus juos sutvarkyti. Gerai, tai viskas. Aš einu prie krūmų, Ramūnas eina. Ką Ramūnas dabar darys? Pertvarkysiu šitą podiumą. Ai, podiumą pertvarkysiu, jo, nes čia tiesiog dėjom, belia kaip viską šalto buvo. Nu tai va, tai dabar einam dirbti. Aš einu prie krūmų, Ramūnas eina prie podiumų. Tai va, mano darbelis bus čia. Nu gerai, dirbam. Dabar vėl pasilieku su karpimu tada. Gerai, einu prie tavo reikalų. O tau negaila? Ko? Šitų. Nu, kas seni medžiai, rūmai. Atsistie. Nu gerai, nėra ko gailėti, reikia dirbti.
tai sustvarkėm čia, bet ne viską iki galo, nes, kaip sakant, visada, kaip pagalvoji, atrodo, nu jau šiandien tai kalnus nuversi. Bet, nu tik tiek pavyko. Gal tie, kur netrukdys toj puselį ir palikti. O čia yra, čia viską sunešiau. Tai va tiek turim visokių ir čia viską paskiau sudėsim, paskiau tvarkysim. Dabar einam pas Ramūną. O tai ką Ramūnas? Tai darysiu šokio aikštelę čia. Sena. Tai viską Ramūnas iš čia iškraustė ir išnešė į mūsų viralinę. Nu bet čia buvo plokštas, lovas senas. Nu ir lentytas buvo visas tos dabar čia, kur yra išmėtytas. Tai, nu tai gerai, tai dabar einu parodyti kokią situaciją su vandeniu. Kiek pribėgo. Nu tai va, turim pusę bačkos ir jau nebebėgam. Einam pažiūrėti, kiek šuliny yra vandens. Ir turim tiek. Tai bandysim pripompuoti gal rytoj tada. Nu labai gražus vakaras. Einam viską susirinkti ir greičiausiai važiuosim namo. Tai gerai, už 3 sekundžių einam ten dirbti. Karšta. Tai vakar sugebėjom tik 500 litrų įmaryti. Ką gali pasakyti apie mūsų komentatorius? Labai aktyvus, labai šaunus. Labai pozityvus. Ir protingi. Malonu skaityti. O dabar einam pasižiūrėti, kiek turim vandenėlio po nakties. Jau tas pats. Labai gerai. Šiek tiek mažėliau nei buvo. Jei, kokie užsilenkašas. Jo. Žarnokas. Nu čia stipriai laužia jie čia. Jie kažkaip palengti. Tai pirksiu kitą langą. Tai o dabar bėgsime į apačią. Sutvarkyti visą tą likusi negrožį. Viską susinešim ir šitą temą vėl uždarysim. Kiek maišų manai prikrausim? Galvoju, kad 3. Nebegalvoju jau. Aš galvoju, kad kokius 7-8. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wait. Tai galima apžvelgti situaciją, kas liko didelė duobė. Dabar kaip ir viską turėtumėm tiesiog susinešti pas mūsų. Tai kažką čia Ramūnas konstruos. Matau. Aš noriu užvežti, nepanešu štų, biškį perkliau. Galim perdėti arba bandom kaip aš sugalvoju. Galim bandyti taip, kaip tu sugalvoji, jeigu nepavyks, tai tada perdėti teks. Tai man tada reikia arkliuką vieną. Arkliuką? Vieną arklę jėgos užteks. Pone. Tai spėjai, tu čia kalbė apie mane, ne? Lambas nepavelka? Ne. Nu tai va, dabar važiuosim ten. Tai ką aš dabar turėsiu daryti? Nu, tu virvę užsimetė ant peties ir truputį man padedi. Bet nepersitem, tiesiog. Truputį. Nu tau lengva pasakyti, nepersitem. Tai ten nepersitem. Nu ir ką, susitempėm visą šiferį, galvojom, kad visas Ramūnas ištraukė šitą vielą. Aš atėjau tiesiog apžiūrėti, ar jau pabaiga. Ir kaip jūs manot, va, dar gabalus raunu. Oi, tai neaišku, kiek čia iš vis yra pakasta.
Aš jau galvoju, kad viskas, bet... Nu, pasirodo, klydom. Tai traukiam toliau. Tai dar ekstra porą vežimų. Aš tai Ramūnai padėsiu, bet noriu tiesiog parodyti ir užbaigti šitą temą. Nu, tai jau dabar tikrai galvojam, kad viską ištraukiam. Jo. Tai atrodo taip, nežinau, gal šalia palyginimai įdėsiu, kaip atrodė prieš tai, kokia kalva buvo. Tai va, tiek medienas buvo, o visa kita, visas šiukšlės jau yra, visas atlikas jau yra į viršų suneštas. Tai paskutinį kartą Ramūnas kinko savo žirgą ir susitiksim viršai. Go! Tai dabar einam apžvelgti, ką ištraukėm ir kiek visko yra. Tai Ramūnas ruošiasi, eisim šiek tiek papjauti malkas, bet dabar apie tai, ką ištraukėm. Tai va, tai nuo čia prasideda visas metalas. Tai tiek spiegliuotas vielos turim, o šiferio turim štai tiek. 9 maišai. Tam be gabaričio atliekų aikšteliai maždaug 3 maišai yra jau 50 kg, o gal netgi 2. Nu, tiksliai nepasakysiu, nebelabai atsimenu. Nu ir va, radom 2 televizorius. Nu dabar čia turėsim susitvarkyti, bet jau ne šiandien, bet turim mes tiek jėgų. Einam, bandysim truputį apipjauti tuos geresnius rastus, kurie buvo nuo mūsų priestatėlio. Neatkimša kiti, atkimšime mes. Gerai, tu man papasakok, kodėl mes tiesiog nepjaunam į malkas tų rastų. Dėl to, nes mes jas dar galim panaudoti. O kur? Interjere. Nežinau, man tai tie seni rastai, aišku, geri, jie turi savo to žavesį. Ir praktinio panaudojimo, nu, būtų truputį kvaila, nu, tokius, jeigu geresnius rastus tiesiog paimti ir supjauti. Tai gerai, tada tuos poviekus galus nupjaustom. Jo, ir mes paskiau juos gražiai susandėliuosim, kol jie sulauks savo eilės kažkur panaudojime. O sandėliuos Ramūnas sutvarkė podiumą, jau vakar visi matė. Nu tai ką ir... Kaip iš tos pusės pjauti? Nėra baterijos. Gerai. Kažkur pasidėksim į kamerą. Jo, pasidėsiu, bet iš pradžių patikrinam, kiek turim baterijos. Turime visus 3, šviečia, ir su šita baterija galima pjauti 17 minučių. Tai va, kas dar nežinot praktiškai, čia reikia įstatyti. Va. Ir dabar jau turėtų veikti. Veikia. Aš tavo grūžti. Grūžti. Iš viską ta žodis reiškia. Pagalbinti. Ai, pagalbinti. Tai tas yra... Nelabai. Nelabai. Nu kaip? Super. Vėjo nublokšti. Sekantis. Na gerai, kampai tai tikrai visi sutinkam greičiausiai, kad yra labai baisus. Ir tada pjausim čia kažkur. Gražiai medžiai įsibūja labai. Nu, tas tai tikrai neblogas, žinok. Tai kažkas iš komentatorių buvo rašęs, kodėl mes saugom tokius pūzrus. Nu, ta prasme, jau tokia bloga mediena. Tai joninėms. Viskas tik dėl joninių. Nu ir šiaip, jeigu pradėtumėm deginti čia
Nu, visiškai be jokios priežasties. Tai nežinau, kad viską sudeginti, kiek čia viskas yra blogai. Kiek tos blogos medienos yra, čia turėtumėm, nežinau, visą savaitę jaučiu kiaurą parą ir deginti. Nu ir ką, dabar pjaunam. Oi. Nu ir ką manai? Geras. Nu, va taip. Nu, viena šita pusė tokia, bet... Kaip su tepalu sekas? Reiktų prisipilti. Gerai, kad paklausai. Pilam tepalėlį. Šiaip tai ganėtinai nemažai. Aš čia iš tikrųjų tokius darbus pirmą kartą vykdau. Anksčiau gyvenime, nu kiek matėt prieš tai, esu pjovusi. O šiaip tai gyvenime nesu netokio daiktą rankose laikusi. Šiaip tai nemažai tepalo suėdė, jeigu... Skaičiau komentarę, kad... Oi. Besuotis tas yra. Besuotis, ne? Taip. Nu tai matosi. Tai kaip ir gali pakuoti daiktus. O aš galvoju, kaip va, pavyzdžiui, nuvalyti šitą daiktą. Šepetėlį. Dabar jis yra toksai užteršęs. O yra šepetėlis prie rinkinio? Ne, nėra. Nėra, ne? Vat, prašau visų devaltų firmos, kad įdėtume šepetėlį. Ar patiko? Labai patiko. Tikiuosi tai dar pakartoti. Iš tikrųjų nėra taip lengva. Nėra. Nežinau, gal čia man, gal aš neturiu tiek jėgos, bet, nu, tos, kurie ten su tais benzininiais milžiniškais, jau, nu, tas toksai... Tas pukelis yra. Pukelis. Tai tie, kurie su benzapjūklais ten dirba, tai, nu, ta prasme, stiprybės jums. Ir dar, jeigu grįžta namo ir dar kas nors lesa smegenis. Baik. Baik. Šiaip visi darbai nėra dabar, žinai, kai paragauji to. Aš tau duodu specialiai miškai. Neina ištraukti. Oi, čia kiek visko yra. Jo, apie šepetėlį tai reiktų pagalvoti. Iš tikrųjų. Čia gal dabar stepalų dar, žinai. Nes vidus jau prisinešęs yra. Nu, bet žodžiu, naudojamas daiktas, labai patiko, labai faina, kad mano ūgiai pritaikyta. Tai žvyras atkeliaus už, nežinau, savaitės gal. Mes tiksliai patys dar nežinom, iš kiek laiko čia pas mūsų atsiras kalnai. Tad per tą laiką galėtumėm susitvarkyti šitą. Ne kad galėtumėm, bet reikia susitvarkyti. Nu, pradžiai apsistokim ties to, nes aš kaip visada atvažiuoju čia su tokiu darbo apetitu, bet kai pradedi dirbti, supranti, kad nesi tas Rembo, kaip prieš tai galvoji. Iš namų, taip galvoji, šiandien padarysiu tą. Nu, mes ten galvojom, šiandien atvažiuodami kalbėjom ir dar galvojom ten, kiek užtruksim. Porą valandėlių. O kiek užtrukom? 3,5. 3,5 valandos. Tai va, šiandien buvo mūsų apetitas toks. Susitvarkom ten, supjaunam šitos galus, nupjaunam, sunešam ten, šitos krūmus visus panaikinam. Nu ir nežinau, ką dar pasakyti. Tai čia jau viskas, ane? Jo, jau ten galima supakuoti. 4 medžius dar nunešiu ten ir likęs kitas. Galim nait pažiūrėti, kaip sudėjai? Aš dar ten listelių nesudėjau. Tiesiog dabar neši, kad būtų arčiau, ne? Gali pažiūrėti, bet tai dar turėsiu listelės padėti papai. Gerai, nespoilinam, nerodysiu. Aš jau atsisveikinu iki, o tu gali... Aš nežinau, aš gal einu dar šulinį apžiūrėti. Iki, tau Ramūnai. Su Ramūnu jau atsisveikinom. Dabar einam pažiūrėti, kiek pribėgo šiandien per dieną. Nu ir va, turim tiek. Nu ir nežinau, ar čia nebėga dėl to, kad nėra kam bėgti, ar čia nebėga dėl to, kad kažkur vėl šlangai raušsi. Nu ir pažiūrim, ką turim.
Jo, plūdė yra nusėdusi. Tai dabar atsakant vienam žiūrovui klausimą, ir kitiems, kas čia jau taip blogai su šituo namu, tai pradėsim nuo viršaus. Tai kalbant apie visą šitą žiedą, jis yra visur, eina visur, va kaip Ramūnas gražiai šviesas išdėliojo, jisai yra parodyk koks. Jo, tai... Ta prasme... Nieko. Nieko čia nėra. Galiu parodyti ir vis... Gal einam palei laikrodžio rodiklį? Nu tai čia jau visi žino tą situaciją. Čia, aišku, čia lubos, bet... Toks patrantas. Tai va, mūsų visas žiedas atrodo taip. Balkiai išoriškai jie, kol jų nepakrutini, viskas kaip ir gražu. Bet tik pradedi judinti, va, pavyzdžiui, šitie. Irgi, va. Stogas nėra tvirtas. Balkiai yra prasikeitę ir ta stogo dalis yra visa nusileidusi į apačią. Tai čia į viršų, jeigu durtum, irgi atrodytų neblogai. Tai va, mūsų virštiniai balkiai visi praktiškai atrodo taip. Čia irgi, kaip sakau, atrodo viskas gerai, bet realiai, viskas yra supuvę. Gerai, kas toliau? Toliau einam. Biški net baisu vaikščioti čia. Tai čia irgi ta pati situacija. Šitas yra blogesniau. Tas viršus kaip ir atrodo gerai. Čia, šitas. Bet ta pačia visai išpuvusi. Tai čia ir su šituo lygiai tas pats, ir su kitu yra lygiai tas pats. Norėčiau ateiti pas tave, bet bijau. Einam toliau ten. Šitie balkiai. Jie pradėjo, kai mes pradėjom ant jų vaikščioti, vat ant šitų balkių, jie pradėjo iš apačios birėti. Gerai, šūkom sekančią. Tai žodžiu, keičiant stogą, ar taip viską čia reiktų nardyti, nes visą perdangą reikia šimti. Tarp kitko, pas mūsų buvo ne vienas žmogus atvažiavęs iš mūsų artimos aplinkos, kurie susiję su statybom. Tai visi yra tokios pačios nuomonės, kad per kamerą, tikrai viskas žymiai geriau atrodo. Iš tikrųjų yra. Tai nežinau, tiek su mūsų mansarda, o dabar kelsimės tada į apačią ir panagrinėsim, ką turim su... Apeisim irgi kambarį su laikrodžio rodiklė. Jo, apeisim kambarius ir pažiūrėsim, kiek ten yra to blogai. Tai net baisu vaikščioti. Viskas juda. Tai dabar nusileidom iš viršaus į apačią. Ir čia kas yra pirmasis blogis. Visa šita siena yra virstanti. Visi šitie rąstai yra kaip bananas. Jo, jį yra suveršta iš dviejų pusių. Ir dar net tas išlinkęs. Tai ir čia yra viskas nuo apačios iki praktiškai pačio viršaus. Čia iš tos sienas tiesiog, Gal tie rąstai atrodo ir nieko, bet jau jaučiu daugiau nei pusę net nėra, nes iš išorės jie yra labai spuvę. Tai keliaujam vėl laikrodžio rodiklę. Tai dabar kur mane nusivesi? Tai sekantį kamerį. Einam į sekantį. Taip pratenka. Čia dabar daiktai mūsų užkrauti yra. Jo, kampas. Bet čia visa siena yra, va. O iš kitos pusės atrodo visiškai gera. Šita siena buvo keista. 5 rąstai. Ir šitie jau papuvę. Ir čia kur skylė yra. Bet tai, čia yra visur tas pats, kad ir viršų ar ką badysi, bet kurį rastą paimsi visur, viskas yra iki viršaus tas pats. Tai Sekantis kambarys. Gerai, čia irgi sekantis siena 5 tie rastai, bet... Tai čia ištisinė ta siena yra ir... Peilis.
Tai gerai. Tas irgi prastai. Nuo viršai. Tu viršai ėmėjai. Linkst. Čia gal lenta yra. Ai ne, čia irgi tušti. O šita siena yra 15 metrų. Čia mano raudų siena yra. Kodėl? Nes aš jau tada pradėjau matyti, kaip čia yra blogai. Duok, aš į besiją. Ne kairę rankę, su dešinę rankę. Tai. Koks dar įrodymas gali būti geresnis? Ne, tai šitą sieną apskritai visą reikia keisti. O šita siena yra 10 metrų per abu du kambarius. Nuo pačios ir iki viršaus tas pats. Kodėl žinom, kad tas pats, čia net labai daug badyti nereikia. Na, va. Viskas kiaurai matos. Aišku, mums geriau smėg negu aš, bet... Na, jinai visą tokia ir iš išorės, ir iš vidaus, ir... Nu, toliau čia. Tai... Nu, nežinau, ką pasakyti. Čia niekar nereikia. Čia yra ta geroji siena, kur mes sakėm, kur... Nu, šita, kad jau yra pati geriausia iš viso namą. Tai jo. Nu, visur yra tų problemų. Galima eiti, žiūrėti, knibinėti. Na ir čia mūsų tiesa. Su laikraštuku. Tai pirmas visiškai nupuvęs yra. Nu, šitas ją gražiausiai atrodo iš... O, ne. Nu, patinės nieka. Bet čia kaip ir dar nieka ta siena visa. Nu, tai čia daugiau šitam kambarį neturim ką parodyti, nes tiesiog visur yra sukaltos lentos. Tai šitas sienas reikės išardyti kažkada. Nu ir dabar einam į mūsų priengį ir einam į lauką. Tai šitą kampą norėjau. Ir šitą kampą. O, Jėzau, košė. Ta siena, tai čia yra okei tokia. Na, matai, iš vienos pusės atrodo gerai, iš kitos jau nebe taip gerai. Gal biškį peiliu. Kaip pažiūrės? Nu, taip, kaip pažiūrės. Mes namą norim gyvenimai, iki gyvenimo galo. O ne taip, kad biškį pasiremontuojam. 100 metų dabar pasistatysim. Ai, gerai. Einam į lauką. Iš šitos pusės. Nu, šita siena atrodo geriausiai. Iš lauką ir iš vidaus. Tas apatinės bus. O čia yra, ne, čia visi yra tie pakeisti. Šitie nuo čia iki apačios yra pakeisti. Jau keistas, bet... Tai tik tie ir yra geri, kur pakeisti. Čia iš labai geras yra. Va, jeigu rasta, taip galiu pakilnuoti. Čia toj, man atrodo, jį išimsi be niekino pagalbos. Na, einam toliau. Čia mes kaip pradėjom ardyti, atsimeni, kai nusardėm šitą laiptinę. Pelę radai kažkada. Jo, bet galvojom, kad nu labai gražiai atrodo, ne? Čia antiek supuvęs rastas ir net bangą padarė. Tai iki čia keitė. Jo, iki čia yra pakeista. Tai ir tą idėjas. Jo, balkį. Tas gerai. Na ir taip atsiskyrė mūsų sienos. Tai žiūrėk. Tai šitoj pusėje biški mūsų namas yra pakrypęs į upelio pusę. Visas. Čia taip atrodo laukinės sienas ir ten yra ir viršui. Jo. Ir visa siena išskyrus, va, dar šitie. Čia lygiai tas pats. Čia nieka tokia, jeigu būtų galima, nu va, viršus visas iš išorės, ta prasme, iš išorės viskas yra, nu, išpuvę. Ta neįrengta patalpa. Bet... Aišku, čia tik pirmieji balkiai, tie gal kiti biški geresni yra, kur dar nori durti. Tai to jau irgi nebėra tada? Ne, tai čia to nebėra. Sujungimai visi yra perpuvę. Na ir šita siena yra virštanti, kaip jau ir sakėm. Na ir to prasme, iš išorės tikrai labai neblogai. Tikrai. Iš vidaus? Ai, iš vidaus, jo. Išorė. Tvarkyti tiek daug rąstų. Realiai tu turi visą namą išsardyti iki pamatų.
ir pradėti viską iš naujo. Nu, kad ir kaip būtų gaila, bet tikrai labai bloga būklė. Kai pirkom šitą namą, mes galvojom, kad jis yra blogai, bet gal eis išsaugoti. Visi, va, Ramūno žodžiai visiškai teisingi. Vieną sieną gali pakeisti, tai jau tą žinom. Jo. Bet kad reikia ir visą šitą, bei... Norėjom, planavom. Labai gaila. Bet nėra, kad jau kiekvieną vakarą galvojam ir liūdam ir verkiam. Ne, jau mes susitaikėm su tą mintim, dabar jau tvarkomės dokumentukus, kurių reikia, kad galėtumėm pradėti kažką daryti su šituo namu. Nežinau, ar tikrai matysis per kamerą tikrasis tas vaizdas. Čiausiai sutaisyti viską galim. Bet ar verta? Su namo sienom yra tokia padėtis ir kai visi matom viską iš savo perspektyvas, kažkam čia skaitų labai yra taisytina, kažkam nereikia nieko, apart svarbu, kad namstas stovėtų. Kitas sakė, sudaužyti, sugraužti. Jo, sudeginti. Įvairiausių variantų yra, bet aš manau, kad logiškiausia vis tiek yra, taip kaip mums pateikė vertinimą ir visą kitą. Mes patys iš tikrųjų labai daug ką matėm jau. Nežinau, nėra tos vienos kritinės vietos, dėl ko reikėtų grauti. Yra kompleksiškai labai daug. Ir tiek žinių. Sulaukėme ir dar vieno komentaro su klausimu, kokias skalbimo priemonės naudojame, kad mūsų darbo drabužiai yra tokie švarūs. Atskleidžiu paslaptį, ne skalbiklis, o mirkymas yra svarbiausia. Tai šiek tiek šmaikščia nata ir užbaikime mūsų šiandienos video. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime po savaitės. Iki!